ateini su šypsena, parašas ant lapo, svajonių butas, mašina, gyvenimas po padu. Bankininkas linksi, sako, viskas bus gerai, nedideli procentai, išsimokėsi lengvai. Bet atsiverki akis, pamatai tikrą žaidimą, kol tu lieji prakaitą už tą mėnesio įmoką. Tavo uždirbti pinigai, kur sėdi sąskaitoje, jau seniai ne tavoje, sukasi kitoje lygoje. Ekrane tu matai tik skaičių eilutės, bet tie skaičiai nesumažins tavo naštos, nes tik 10% yra tikrų grynųjų, visa kita tik bankų žaidimas virtualiųjų. Kol tu imi paskolą ir moki jiems už orą, jie reinvestuoja tavo pinigus ir pildo savo norą. Pabusk iš šito miego, laikas suprasti tiesą, bankas uždirba iš tavęs, o tu prarandi šviesą. Paaiškinsiu tau paprastai, kas ta infliacija yra. Tai nematomas vagis, kuris ateina naktį slapta. Įsivaizduok, šiandien tavo 1000 eurų perka kalną daiktų, o po metų tik pusę, nors skaičius tas pats ant akių. Pinigai tiesiog tirpsta, kai gulėje stalčiuje, jų vertė krenta žemyn kaip akmuo ežere. Jei tavo algos priedas nesiveja kainų šuolio, tu dirbi dvigubai daugiau, bet lieki prie to paties puolio. Ekrane tu matai tik skaičių eilutės, bet tie skaičiai nesumažins tavo naštos, nes tik 10% yra tikrų grynųjų, visa kita tik bankų žaidimas virtualiųjų. Kol tu imi paskolą ir moki jiems už orą, jie reinvestuoja tavo pinigus ir pildo savo norą. Pabusk iš šito miego, laikas suprasti tiesą, bankas uždirba iš tavęs, o tu prarandi šviesą. Sustok, pagalvok, ką daryti toliau, nustok nešti pelną tiems, kas sėdi aukščiau. Ekrano skaičiai klastoja tavo ramybę, atiduok savo pinigams jų tikrąją galybę. Pradėk investuoti, įdarbink kiekvieną eurą, kad tavo pajamos pralaužtų šitą pilką sieną. Tegul procentai auga greičiau už infliacijos tempą, užteks pirkti iliuziją, kurią tau bankai lemia. Akcijos fondai ir tai, ką pats sukursi, svarbu, kad pinigas judėtų, o ne bankė būtų. Būk savo finansų valdovas, o ne sistemos vergas, nes tik investicija tavo ateitį sėkmingai saugos. Ekrane tu matai tik skaičių eilutės, bet tie skaičiai nesumažins tavo naštos, nes tik 10% yra tikrų grynųjų, visa kita tik bankų žaidimas virtualiųjų. Kol tu imi paskolą ir moki jiems už orą, jie reinvestuoja tavo pinigus ir pildo savo norą. Pabusk iš šito miego, laikas suprasti tiesą, bankas uždirba iš tavęs, o tu prarandi šviesą. Tik 10% grynų, visa kita sistema, infliacija ryja tavo dienas. Nustok taupyti